Tiesiog kartais atrodo, kad gyveni tokioje įdomioje visuomenėje, kur daugybė žmonių iš tikrųjų vis dar yra sutraumuoti to tokio gyvenimo sovietmetyje, kai mes negalėjom turėti norų, mes negalėjom turėti savo asmeninių įsitikinimų, buvo pasakyta, kas yra teisinga ir ką reikia daryti. Ir jeigu tu kažko nori, jeigu tu esi kažkoks kitoks, arba jeigu tu tiesiog nori, kad su tavimi elgtųsi žmoniškai, jeigu tu esi jautrus žmogus, jeigu tu esi žmogus, kuris nori pagarbos, tai tu keistuolis. Man atrodo, kad gal jau mes pradėjom verstis į tą kitą pusę, gal mes pradėjom verstis į tą pusę, kai pradedam suvokti, kad yra normalu būti žmogum su trūkumais, nes mes visi jų turim. Yra gal netgi mažiau normalu vaizduoti, kad tu esi visada kietas, tau viskas yra tvarkoj ir tu esi geresnis už kitus. Esminis dalykas yra saugaus pasaulio vaizdas. Jeigu vaikas gali suformuoti su bent vienu jam artimu žmogumi saugaus prieraišumo ryšį, tai yra žmogus, kuriuo jisai gali pasitikėti, ryšys yra stabilus ir jis jaučiasi su tuo žmogum saugus, tada susiformuoja saugaus pasaulio vaizdas. Saugaus pasaulio vaizde žmogaus sprendimai yra konstruktyvūs, jie yra nukreipti į kuriamąją pusę. Jeigu susiformuoja nesaugaus pasaulio vaizdas, žmogus iš esmės yra gynybiškas, jisai gali būti destruktyvus į išorę, tai yra agresyvus, nusikaltimai, visa kita, gali būti destruktyvus į vidų. Depresija, psichosomatiniai sutrikimai, savižudybės ir taip toliau. Žinoma, galimos kombinacijos, gali būti destrukcija ir į išorę, ir į vidų, kada yra iš tikrųjų sunkus atvejai. Bet tada jo sprendimai yra iš esmės destruktyvūs. Beje, aš prognozavau, kad serijinių žudikų skaičius pas mus geometrinė progresija didės. Dar kai gyniausi bakalaurą, kai kurie grandai labai skeptiškai žiūrėjo. Didės? Taip. Serijinių žudikų? Taip. Ir jisai dabar didėja? Dar man nebaigus magistro tas įvyko. O tu siauba. Taip. Tai va tas ir yra, kad sakau, man sakė, kad taip nebus ir aš sakau, mes labai gerai atitinkam Pietų Afrikos modelį. Tai vertybinis vakumas. Mes atsisakėme visos sistemos, kuri buvo sovietmečių, nesuvokdami, kad mes ne tik išorinių dalykų turėjom atsisakyti, bet vidinių dalykų, kai kurių reikėjo atsisakyti, bet kai ką reikėjo palikti. Mes viską atmetėm, autopilotų, nes tipo viskas yra blogai, bet nebuvo ko užpildyti. Dabar laikai netokie, žmonės netokie, valdžia blogai, šiuolaikiniai vaikai monstrai, žinai, visi šitie stereotipai. Tame kontekste auga mūsų vaikai. Tarsi žiūrėdami į veidrodį, kuriame yra labai baisus pasaulis. Ir tai yra labai negatyvu. Todėl patyčių lygis žiauriai išaugo, todėl vaikų savižudybių lygis žiauriai išaugo, todėl vaikų smurto vienas prieš kitą, bendramžių smurto irgi lygis labai išaugo. Ne kiekvienas žmogus, prieš kurį vaikystėje buvo smurtaujama, tampa žiauriu žudiku. Bet kiekvienas, tas žiaurius nužudymus, daugybinius nužudymus padarė žmogus, patyrė įvairių dimensijų smurto vaikystėje. Įvairias kombinacijas fizinio, emocinio, seksualinio smurto ir nepriežiūros. Visi, be išimties. Kaip ir baudžiamajam kodekse yra parašyta, negalima žudyti žmonių. Tiesiog negalima ir jeigu tai padarysi, būsi baudžiamas. Taip ir turi būti įstatyme aiškiai reglamentuota. Negalima smurtauti prieš vaikus ir jeigu tu tai darysi, tau bus taikomos privalomos poveikio priemonės.